Labas, tu tuoj pažiūrėsi mano YouTube video apie NMPP uždavinių sprendimą, o jeigu nori rasti visus uždavinius arba tave domina pažiūrėti video teoriją ir uždavinių sprendimą pagal mokymo programą, visas temas, lygčių sistemas ir visa kita, tai viską rasi mano svetainėje matketv.lt. Tai viskas tenais, o dabar sėkmės žiūrint NMPP video ir sėkmės pasiruošiant. Iki! Čia mūsų pirmas uždavinys su šaknimis ir šaknis iš tikrųjų mėgsta NMPP kūrėjai ir paprastai, netgi mačiau ir pernai ir šiemet, pats pirmas uždavinys yra šaknų uždavinys. Tai tikiuosi jas puikiai atsimenate ir net šitam teste bus net keletas uždavinių su šaknimis. Iš esmės netgi bent 3 reikės šaknų. Ten su Pitagoro, kubiniam šaknim ir šituo. Tai va. Bet trumpai tariant, tai šaknis, kaip ir ką mes darom šaknim, mes jas ištraukiame, savame suprantama. Ir kai turime skaičių, iš kurio gražiai nesitraukia šaknis, mano mėgstamiausias pasiūlymas yra išskaidykime daugianamaisiais pilnai. Tai aš ką daryčiau, išskaidyčiau 50 daugianamaisiais, tai yra 5 kart 5 kart 2. Ir aš matau, kad tai 5 kartojasi, jeigu 5 kartojasi, aš galiu ištraukti šaknį iš 5. Ir aš iš 50, tai gausiu 5 prie šaknį, ištraukiam, nes 2 penketai ir lieka šaknyje dvejetas, nes jisai neturi poros. Tai va. Žinoma, jeigu jūs, pavyzdžiui, galite labai lengvai atpažinti 25, kad 25 50 yra, tai reiškia 50, tai yra tas pats, kas 25 kart 2, kol 25, nes tai yra kvadratas skaičiaus. Tai skaičius kvadratas, jeigu iš karto atpažįstate skaičius kvadratą, galite įskaidyti čia taip. Ir mes gausime vėl tą patį iš 5 šaknių ištrauksime, bus 5 šaknis iš 2. Tai čia yra mūsų galutinis atsakymas ir tikiuosi, kad viskas su juo yra gana paprastai ir aišku. Sėkmės. Taigi, mūsų antras uždavinys – standartinės skaičiaus išraiška. Tai yra laipsnių temos poskiris, potema, kur mes mokome surašyti didelius arba mažus skaičius standartinės skaičiaus išraiška. Apie tai turiu visą video, galite pasižiūrėti, jeigu pamiršote, bet šitoj situacijoje mes tiesiog turime užrašyti skaičių standartinę skaičiaus išraišką. Ką reikia žinoti, kad standartinė išraiška reiškia yra kažkoks skaičius, pavyzdžiui, nežinau, 4,3 kart 10 trečiuoju, tai iš esmės mums yra svarbu žinoti, kad standartinė skaičiaus išraiška užrašytas skaičius turi tik tai vieną skaitmenį prieš kablelį, reiškia vieną sveiką dalį, ar ne? Ir mums tokiu atveju iš karto netinka visi atsakymai, kur turi daugiau negu vieną skaitmenį. Pavyzdžiui, 12 mums netinka, nes šiandien yra 2 skaitmenys, iš karto galim nubraukti. Šiandien yra 3 skaitmenys, irgi galime išbraukti. Toliau lieka po vieną skaitmenį, 1,25 ir arba 10^1, 10^2. Prisiminkime, ką reiškia tas skaitmuo viršuje. Taigi, aš jau pasižymėjau porą pavyzdžių. Jeigu mes turime, pavyzdžiui, didelį skaičių, tai mes žiūrime, kiek iš viso yra ekstra skaitmenų prieš kablelį. Turėtų būti vienas skaitmuo ir tada dar 3 skaitmenys lieka, reiškia, mes turėsime, kad yra 10 trečiuoju, nes ekstra 3 skaitmenys turime perkelti po kablelio. 1, 2, 3, čia perkelėsime kablelį, ar ne? Puiku. O jeigu yra skaičius mažesnis už 0, tai reiškia bus neigiamas laipsnis prie 10, tai mes žiūrime, kiek yra 0, kol mes prieiname prie pirmo skaičiaus, kuris nėra skaitmens, kuris nėra 0. Tai šiuo atveju yra iš viso net 4 0. Reiškia, mes turėtume perkelti kablelį per 1, 2, 3, 4 vietas, kad gautume mūsų dvejetą. Labai gerai, tai mes žiūrime čianais į mūsų skaičių 0,125, per kiek vietų turime perkelti kablelį, arba kiek yra 0 prieš tą skaitmenį, yra tik tai 1 0, reiškia, turėtume perkelti kablelį per vieną vietą, dėl to mūsų atsakymas bus 10 minus 1. Štai. Turime trečią uždavinį, įsibėgėjame ir čia yra skaidymas
pirminiais dauginamaisiais. Nežinau, ar šitą temą atsimenate iš 5 klasės, atrodo tiek daug metų praėjo, bet tikiuosi, kad šiek tiek pasikartojote, kai mokėtės šaknis šiais metais, nes šaknis paprasčiau spręsti, ypač didelių skaičių, jeigu naudojate skaidymą pirminiais dauginamaisiais. Tai kas čia vyksta? Tai visų pirma, kad rastume mažiausią bendrą kartotinį ir didžiausią bendrą daliklį, 2 taškai už tuos, tai labai 2 taškai yra svarbu. Tai išskaidykime, ką reiškia. Mes tol daliname iš pirminių skaičių, kol gausime vienetą. Kas yra pirminiai skaičiai? Tai yra tie, kurie dalinasi tik tai iš vieno ir iš savęs. Pavyzdžiui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ir taip toliau. Dažniausiai jums užteks pirmų 5. Tai 2, 3, 5, 7, 11. Jums tiek užtenka. Pavyzdžiui, kodėl 6 nėra pirminis skaičius, nes dalinasi ir iš 2 ir iš 3. Gerai? Tai ne tik iš savęs. Arba pavyzdžiui, 9 nėra pirminis skaičius, nes dalinasi iš 3. Tai va, tai skaidykime. 100, jeigu lyginiai skaičiai galime iš 2 dalinti, tai iš 2 gausime 50, dar iš 2 25. Matome, baigėsi 5, galime dalinti iš 5. Iš 5 gausime vienetą. Mums puikiai pavyko. 123 skaidome. Iš 2 bus 60, iš 2 30, iš 2 15, iš eilės tvarka dabar nesvarbi. Mes galim šiaip dalinti iš 3, nes mažesnis skaičius, arba iš 5, nes baigėsi 5 ir man paprasčiau. Eilės tvarka nėra iš tikro svarbi. Gausim tą patį atsakymą. Taigi galime iš 5 rašyti, gausime 3, iš 3 ir 1. Taigi, išskaidėme dauginamaisiais ir dabar turime surasti didžiausią bendrą daliklį. Didžiausias bendras daliklis abiejų šitų skaičių, 100 ir 120, yra pasikartojantis daugikliai, dauginamieji. Tai reiškia 2 ir 2 kartojasi, apsibraukiu, vėl yra 2 ir 2. Fantastika, kokios puikiai sekasi. Matom, kad turim dar vieną dvejetą, bet čia nėra daugiau dvejetų, reiškia mes neapibraukiam. Mes tik tiek kartų apibraukiam, kiek sutampa porų. Toliau 5 ir 5 ir viskas. Kairėje pusėje lieka 5, o dešinėje lieka 2 ir 3, tai nėra bendri dauginamieji. Reiškia, mums lieka 2, 2 ir 5, tai bus 2 kart 2 kart 5 bus lygu 20. Ir mes nedauginam kelis kartus, 2 kart 2 kart 5 kart 2 kart 2, ne. Tik tai vieną pusę, bet kurią sudauginam, nes tie patys yra skaičiai ir atsakymas bus 20. Dabar, jeigu mes turim skaičiuoti mažiausią bendrą kartotinį, kaip tai padaryti? Na, šiuo atveju mes turime vienos pusės sudauginti visus skaičius, visus daugiklius, o kitos pusės tik tai pakeisim spalvą galbūt, tik tai neapibrauktus prieš tai. Tai nebuvo apibraukti 2 ir 3. Tai vienos pusės visus. Beje, kas būna, jeigu mes sudauginam visus skaičius, tai mes gausime tiesiog 100, nes tiesiog gausime patį pradinį skaičių. Galime iš karto rašyti 100, nes mūsų pilnas skaičius, ir kart neapibraukti, kart 2, kart 3 ir gausime 600. Dabar jau kiltų klausimas, pasakytumėt, mokytojau, o jeigu mes gerai pradėjom dabar su 100, o jeigu pradėtume su šitą pusę, ar nebūtų kitas atsakymas? Atsakymas nebūtų, nes čia turėtume vėl viskas sudauginam, gausime 120 ir tada kitos pusės neapibraukta, tik tai 5, tai kart 5 gausime 600. Ir tai yra mūsų teisingas atsakymas. Tikiuosi, kad truputį aiškiau ir atsimenate skaidymą pirminiais dauginamaisiais.